Airido prieš Hotuką kova tikrai bus intriguojanti. Hotukas nuo savo pirmo pasirodymo tikrai stipriai patobulėjo. Savo pirmo pasirodymo Jungle King'e. Ir spaudos konferencijoje Hotukas iš tikrųjų, galbūt Airidas bandė išprovokuoti Hotuką, bet Hotukas kažkaip laikėsi labai tvirtai savo pozicijos, labai ramiai jautėsi galų gale prieš kovą. Jo, kaip matome, Hotukas turi tokį šaltą protą, šaltą charakterį, jisai į viską žiūri ramiai ir su pasitikėjimu. Kiek be pažiūrėtume konferencijoje ir jo kovų, jisai visą laiką į kovą eina, atrodo labai stipriai susikaupęs, nešvaisto savo minčių veltui, tai kairė, tai dešinė, taip pat ir per konferenciją. Jo, bet Hotukas... Ringo kampe, TikToko žvaigždė, be pralaimėjimų, Jungle King istorijoje keliaujantis per kovas, Hotukas! Kaip ir sakiau, Hotuką galbūt Valerą, man atrodo, bandė spaudos konferenciją išprovokuoti. Na, buvo taip. Bandė išprovokuoti, bet tiesiog Valerai eilinį kartą nelabai gavosi, nes ne ant to žmogus, kaip sakyt, rovėsi, nes Hotukas yra toks ramus. Jeigu jam nepatinka, kaip sakoma, į ant 3 raičių ir viskas, jis nesivėlė į tos situacijas, bent jau stengiasi, kaip atrodo. Tai taip ir buvo, Valera, man atrodo, kviečia kovoti, sako, ar tu kovosi pagal vienai taisyklės, ne, kodėl, nes dusk. Taip. Taip paprastai, sako, dusk tu. Ok, mes turime 2 kompetitingų kovotojų dvikovą akistatą 8-oje kovoje, Airidas ir Hotukas. Dovydai, Dovydai Rimka Urkenzo, pasakok, prašau, šie sportininkai greičiausiai tau tikrai yra atpažįstami ir apie jų kovų menų sugebėjimus tikrai galiu papasakoti nemažai. Žinoma, tai mano manymu, Airidas yra fiziškai stipresnis, tačiau negalime nuvertinti visiškai Hotuko, nes matėme jo ne vieną kovą, kaip yra kovojęs su 2 net priešininkais per vieną vakarą. Tai tikrai yra žmogus su charakteriu, kad ir atrodo ir šokantis tiktokus ir viską toks linksmas, bet iš tikro jo viduje yra labai tikrai stiprus kovotojo charakteris. Pasižiūrėsim, kaip čia viskas klosis pirmajame raunde, Airidas ir Hotukas. Hotukas pažymėtas čia raudonosiomis pirštinėmis, tarp Airidas juodosiomis. Hotukas atrodo labai ramiai. Ir Airidas, nepamirškime pasakyti, kad jis yra labai atletiškas ir gali pataikęs vieną gerą smūgį, kaip ir matome jo praeitose kovose, gali greitai užbaigti kovą, tačiau niekada nenuvertinkime Hotuką. Matosi, kad Hotukui biški smūgis į koją buvo stiprus. Šiek tiek kairė koja pradėjo neprimint prie žemės pilnai. Čia vėl skauda. Va, pagaliau jisai pradeda tai, ką jam sekasi daryti geriausiai, atsistuminėti priekinę koją ir išlaikyti ilgą distanciją, kadangi ir blokas labai gražus, šaunuolis. Bet Airido fizinė jėga tikrai įspūdinga. Jau bando Hotukui koją atjungti. Davai. Na jo, koja jau skauda kairė, sunku priminti ir tuo naudojasi Airidas. Čia kai bandė dešinėje ranką pasiekti tikslą savo šio smūgių. Taip sėkmingai kaip norėjosi Airidas pats, bet kovo tęsiama. Liko 23 sekundės. Airidas atrodo labai atsipalaidavęs ir matosi, kad Hotukas visai nepasimetęs, išlieka ramus, kas yra svarbiausia koviniuose menuose. Reikėjo kontratakuoti. Wow. Būtų smūgis, jeigu būtų pasiekęs tikslą. Ir čia pirmojo raundo pabaiga. Nuoja Airidas,
bet matome ir Hotuko charakterį, kadangi tikrai nemažai praleido aštrių smūgių į koją. Ir net vienu momentu jau buvo nuleidęs rankas, galvojo, kad jau nebenori kovoti, aš mačiau iš akių Hotuko. Bet viduje susikaupė ir toliau jis eina. Ir aš manau, kad tikrai dar negalime nurašyti Hotuko. Ne, tikrai nenurašome. Antras raundas. O Airidui tai norėčiau palinkėti, kad daugiau susikauptų ir taip nenuvertintų priešininkų. Ja, nes iš pradžių toks jausmas, kad labai savim pasitikintis. Per daug net. O Hotukai norėčiau... žiūrėk. Puikiai kombinacija. Labai norėčiau, kad Hotukas daugiau muštų kojomis, atsistuminėtų ir neleistų Airidui prieiti, o Airidui reiktų daugiau mušti. Stiprus smūgis. Hotukui veidą. Ir ranka ir lipti į priekį. Bet, žinai, Hotukas, kad ir neatakuojantis nei kojomis, nei rankomis labai stipriai, taip kaip Airidas šioje kovoje pasižymė, bet kol kas sportininkai laikosi ir galbūt Airidas šiek tiek nuvargs antrojo raundo pabaigoje ir pasinaudos Hotukas trečiajame raunde. Net ir teisėjai, treneriai Hotuko reikia pult ir daro dabar Hotukas. Labai gerai Hotukas pasirinkęs taktiką. Jisai žino, kadangi Airidas yra fiziškai žymiai stipresnis. Hotukas antrų numerių dirba ir eina į šonus. Ir labai gerai, kad jisai nepameta protą, prasileidžia ir nepuola. Jisai iš toli. Taškuoja. Ir matot, Airidas nesupranta, kas vyksta. Bet va, matote? Kaip ir sakiau, kad Airidas, taškuodamas daug su kairė ir paruošdamas dešinę, gali tikrai pridaryti nesklandumų Hotukui. Bet šiaip Hotukas turi pakankamai stiprų žandikaulių. Dar kol kas, jam nepataikė gero žandikaulių. Wow, geras jutimas. Blauzdos stiprios, va tą tikrai Hotukas šiandien turi. Labai gražiai. Hotukai, kelieną, kaip aš tau rodžiu? Daugiau majų reikia. Hotukas tik išatrodo atakuoti ir naudojasi. Atsistuminėjo. Airidui reiktų daugiau intensyvos. Antrojo raundo pabaiga. Na, įtempta kova. Abu mes visi čia, tiek Vilkas, tiek Rimkenzo, tikrai sustėrę žiūrim tiesiog šioje kova. Grožimės galbūt ir ieškome, kuris sportininkas, ar Hotukas, ar Airidas, greičiau turbūt pasieks priešininko žandikaulį ir bent jau priartės to knockdowno. Realiai salėje buvo mirtina tyla, visi kaip sustingę žiūrėjo, kas čia bus, kol čia baigsis. Tai labai gerai, nes abudu kovotojai masto, nepuola, beleko daryti ir taupo šiek tiek Hotukas, jeigu neklauso trenerių, kuris sako pulti, bet aš tai manau, kad Hotukui taip ir reikia laikytis tokio plano, nes Airidas po truputį gesta, nors ir ta fizinė jėga tikrai žymiai stipresnė, bet ne vien raundas. Ne tai yra svarbiausia kovoti, ne fizinė jėga, kaip ir matėme, kaip 2 prieš 1 kovojo Audrylą, kuris turintis, tikrai nemenka fizinė prieš 2 ir matėme, kaip pasibaigė. Na, žiūrime, kom baigsis trečiasis raundas. Aš Hotuko vietoje, gražiai. Iš toli, o Airidui reiktų daug su kairė ir paruoštą dešinę gražią. Pulk iš karto! Manau, jis kažką tokio ir bando dabar padaryti. Davai! O Hotukui reiktų nepulti. Tiesiog iš toli, gazdint. Na tikrai, čia mes turbūt girdime trenerių komentarus, Hotukui pult ir tikrai patarčiau pulti kažkaip. Labai Hotukas užmygęs, Airidas stengiasi atakuoti, bet smūgiai nepasiekė tikslo. Ir aš tai kaip tik patarčiau Hotukui laikyti savo taktikos. Pasižiūrėk, kaip jis išvargino Airidą, nes tikrai Hotukas jaučia, kad Airido smūgiai yra, tikrai jam yra nežmoniškai stiprus. Bet minutė liko, tai jam reikia jau susiimti šioje minutėje jisai atakuoti. Jisai taškuoja iš to, kam jam persimušinėt, nes jam, sakoma, galva nevaldiška. Žiūrėk, pats pradėjo imtis iniciatyvos Hotukas. Labai gražu žiūrėti. 40 sekundžių. Jis pavargo, Hotukai. Daugiau patarčiau abiem dirbti kombinacijom. Bet aišku, suprantu, kad pavargimas irgi daug ką reikia. Atiduok save visą,
Net įsigalių gretas prisijungiu 20 sekundžių. Airid. Duok save. Va, kaip ir sakiau, va, čia yra Hotuko, kaip sakoma, ultimatas, sakyčiau. Pagrindinis smūgis, kurį jis turėtų lavinti ir tikrai... 10 sekundžių. Davai. 5 sekundės. Lygiosios arba ekstra raundas, manau. Neužbaigė be smūgių. Na ir čia turbūt iš vieno ir iš kito trenerių bus, bus greičiausiai toks, kaip čia įvardinti? Ekstra raundas. Ekstra raundas tai faktas, kad bus, bet aš galvoju iš trenerių, kad bus toksai antrusis kiekvienam sportininkui, nes taip elgtis negalima ringe, turi būti efektyvus sportas. Juo lab, kad tai nėra 12 raundų, tai yra tik 3 raundai. 3 raundai yra 3 raundai, vis tiek, žinok, jaučiasi. Ir kai tu pajauti tą, kaip Airido jėgą, Hotukas prasleido poros ir jisai laikosi savo strategijos, jam taip ir reikėtų elgtis. O va, Airidui reiktų, jeigu jis nori laimėti, jisai turi spausti, maišyti aukštus, va, į pilvą, galvą, tą dešinę pamikišti, su kairė pastumpa, suminėt, pagazinti priekį ir spausti visą laiką pakėlus aukštai rankas spausti, nes Hotuka, tiesiog jisai laimės, jeigu taip nespaus, Airidas nesims iniciatyvos. Na, čia panašu, treneris nenori paleisti ir Hotuko, nenori paleisti ir Airido. Ir gavo kiekvienas po antausį iš trenerių ir čionai jie susitinka ekstra raunde, 4-ajame raunde ir tai yra pirmasis ekstra raundas šiandien 8-oje kovoje. Trauma. Tikėkime viskas gerai. Tikrai, tad koja dirbo šiandien iš Airido pusės daug, tikrai daug. Skauda Airidui koją. Oho, tu kaip viskas šviečia fortūna. Kažkas su pėda Airidui. Tikėkimės, kad... Už tikrai atsidavimą. Gali būti, kad lūžo pėda. Ne, nemanau, kad lūžo. Gali būti skilimas koks nors. Arba pala, jis pirštą gal nesimė. To pažiūrim pakartojimą. Kodėl tu kaip pėda negalėjo lūžti? Nes jis negalėtų padėti jos, manau. Nu jo, jeigu lūžtų, ir iš karto padėtų, tai taip. Viskas. Kova baigėsi. Viskas. Kova baigta ir Hotukas nugali čionai, pademonstruodamas savo ištvermę. Wow.